Pasirodo, Lietuvoje kiekvienas gyventojas per metus sunaudoja vidutiniškai apie 100 storesnių plastikinių maišelių ir apie 260 vienetų plonų skaidrių maišelių. Aplinkos ministerija siūlo nuo 2018 metų pabaigos uždrausti prekybininkams parduotuvėse nemokamai dalinti plastikinius pirkinių maišelius ir skatinti gyventojus juos neštis iš namų. Šiuo metu dar kai kurios prekybos įmonės, prekiaujančios drabužiais, avalinė, kaip rinkodarų sumetimai savo firminius maišelius pakuoja prekes ir už tos maišelius neima mokesčio, tai va tos palės, jie turės taip pat imti mokestį už tos maišelius. Bet prekybininkai jau dabar naudoja kartoninius, popierinius maišelius, taip pat ir tos rinkodarinius, ir aš manau, kad per tuos 2 metus nesunkiai pasiruošę ir tikrai šitoje vietoje nebus problemos. Kitaip tariant, bus apmokestinami tie maišeliai, kuriuos dažniausiai prekybininkai savo pirkėjams nemokamai duoda batų ar drabužių parduotuvėse. Tačiau anot aplinkos ministro situacija visai kitokia, kalbant apie plonus, lengvus plastikinius maišelius. Šiuo metu neturime alternatyvos, nei popierinių, nei kitokių maišelių greitai įrančių, kuriais būtų galima pakeisti, nes jie yra labai reikalingi higienos sumetimais ir biriems produktams, šlapiems, alijuotiems produktams. Tai šitiems, ko gero, mes bandysime ieškoti kitų būdų. Tiesiog tam tikra socialinė reklama, prašyti žmonių, kad jie galimai mažiau naudotų pagal savo poreikius, ir jau esam patyrę, kad tikrai žmonės labai reaguoja ir labai geranoriškai atsiliepia į tokias aplinkosauginės iniciatyvas, ir tikimės, kad šitoje vietoje mes irgi problemų neturėsim. Dar pernai pabaigoje tai pajautė Didžiosios Britanijos gyventojai, tai parduotuvėse nebesulaukė nemokamų pirkinių maišelių, o už juos turėjo sumokėti po 5 pensus. 2014 metų duomenimis Lietuvoje labai lengvų plastikinių maišelių buvo sunaudota iki 40 vienetų vienam žmogui, o labai lengvų apie 260 vienetų.